Moksleivių krepšinio lygą remia Manija. Moksleivių krepšinio lygos dvigubame finalo ketvirte namų sienos antrą kartą vis tik padėjo Šarūno Marčiulionio akademijos komandai. 1994 metais gimę vaikinai finale nusileido Saboniukams, o vaikų berniukų B gimusių 1998 metais krepšinio čempionate Manija aukso medaliais pasipuošė būtent sostinės atstovai. Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos Himėjo komanda finale po įtemptos ir permainingos kovos 54-53 palaužė Kauno krepšinio mokyklos Aisčiai komandą. Likus 12 sekundžių Ignas Repčys taiklių baudos metimų išvedė vilniečius į priekį, o paskutinė Kauno krepšinio mokyklos ataka buvo nesėkminga. Bartauto Blažausko mestas dvitaškis tikslo nepasiekė. Baudų metimai visose rungtynėse ir buvo Edvino Justos vadovaujamų vilniečių problema. Marčiulioniukai sugebėjo pataikyti tik 6 baudos metimus iš 22. Nugalėtojų gretose Aistis Pilipauskas pelnė 16 taškų. Jam puikiai talkino 15 taškų surinkęs ir 6 kamuolius po krepšiai sugriebęs Edvinas Kucevičius. Kauniečių ekipoje išsiskyrė lemiamo metimo autorius Bartautas Blažauskas. Jis pelnė 26 taškus, atkovojo 7 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Pirmas finalas praeitais metais nepatekom, tai jaudinomės truputį. Bet džiaugiuosi, kad pavyko įmest baudą ir laimėti. Būtent tavo bauda ir lėmė tą pergalę, ar labai jaudinais prieš metą? Man visą laik svajojau mesti lemiamą metimą. Pirmą pramečiau, bet galvoju nieko, antrą įmesiu. Ką jums šitą pergalę reiškia? Daug pasitikėjimą ateičiai, kad mes viską galim, jei tik norim. Jo, šios dienos varžybos tikras finalas buvo, iš tikrųjų išsiveržėm, atrodė viskas gerai. Pirmavom 16 taškų, iš tikrųjų trečio kėlinio vidurys. Atrodo viskas kaip ir gerai ir galim laimėti. Atrodo viskas ranka pasiekima, bet staiga kur nebuvę priešininkai atsibūdo ir pradėjo žaisti, įvarė į kampą. Gerai, kas gerai baigėsi, iš tikrųjų dabar šiandien baudos metimas vienas, taiklus, pergalė, emocijų daug. Praeitais metais 5, geriausiu atveju 5, šiais metais čempionai. Visą sezoną ėjom, visgi pralaimėjom tik vieną kartą. Tai 21 pergalė ir 1 pralaimėjimas. Tai yra labai geras pasiekimas, man atrodo, per visą sezoną. Kažką vyrai turit pasakyti? Laimėjom! Kiečiausi! Buvo sunku, bet laimėjom! Po sunkios kovos! Laimėjom! Čia yra vaikų krepšinis. Iš tikrųjų vaikai patys tą intrigą sukūrė. Čia mano jau, kaip sako, tas galas ne mano buvo. Aš jiem padėjau viso sezono metu. Triukšmas didžiulis. Tiesiog pagauti emocijų, pakilo į mūšį ir sukūrė intrigą. Ir labai nedaug trūko, kad galėjom ir laimėti. Aš didžiuojuosi jais. Bronzos medaliais pasipuošė Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos 13-mečiai. Pajūrio krepšininkai 78-49 sutriuškino Vilniaus krepšinio mokyklos auklėtinius. Nugalėtojus į priekį vedė Tadas Idekerskis. Jis pelnė 31 tašką bei atkovojo ir perėmė po 5 kamuolius. Vilniečių gretose įsiskyrė 16 taškų surinkęs ir 9 kamuolius po krepšiai sugriebė Šarūnas Tamkevičius.